Pasiruošę. Visų pirma, labai smagu matyti jūsų čia tiek gausiai susirinkusių, todėl mes tikimės, kad klausimų gausa taip pat bus pakankamai didelė ir mums nereikės pratempinėti laiko. Teisingiau, man nereikės pratempinėti laiko, o aš esu šios diskusijos moderatorius, Andrius Sutnikas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko komunikacijos vadovas. Ir šiandien mūsų diskusija organizuojama tarp gausybės partnerių, pagrindinio partnerio Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos. Ir šiandieninės diskusijos temos yra net 3. Aš kaip moderatorius iš tikrųjų nemėgstu, nes per daug temų dabar turėsiu jums visas atskleisti. Tai pirmas, kaip pasiekti, kad Klaipėdos krašto verslas turėtų geriausius savo srities specialistus. Antra tema, kaip pasiekti, kad stipriausi moksleiviai liktų studijuoti Klaipėdą. Ir kaip pasiekti, kad Klaipėda būtų patraukli gyventi geriausiam savo srities specialistams, bet gyvenimą, aišku, dar mokytis ir dirbti. Tai atskleisti šias 3 pagrindinės temas mes sukvietėm mūsų gerbiamus pranešėjus, kuriuos aš dabar norėčiau ir pristatyti. Visų pirma, tai mes labai dėkingi, kad šiandien mūsų diskusijai gali sudalyvauti ūkio viceministras Gediminas Onaitis, Klaipėdos universiteto mokslo ir meno prorektorė Rita Vaičekauskaitė. Diskusijoje taip pat turėjo dalyvauti ir Simonas Gentvilas, bet dėl pateisinimų priežasčių šiandien jis atvykti negalėjo, nes jis kaip tik užsiėmęs geriausių savo srities specialistų populiacijos didinimu. Taip pat sekantį mūsų pranešėją, tai yra Socialinių mokslų kolegijos direktorė Gabija Skučaitė, Klaipėdos darbdavių asociacijos vadovas Aras Miriška, LCC tarptautinio universiteto atstovė Eglė Samoškutė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos akademinės tarybos pirmininkė Rita Lickienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė, Klaipėdos turizmo mokyklos direktorius Audrius Purvavičius, asociacijos Mano miestas Klaipėdos švietimo grupės vadovas Dalius Rekis, Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Virginija Kazakauskienė. Tai iš tikrųjų po pristatymo tiesiog norėčiau įeiti į pirmąją diskusijos temą. Mes iš tikrųjų kalbam apie vieną pagrindinių regiono plėtros aspektų šiandien, tai yra vienareikšmiškai verslas. Ir tam, kad mes galėtume išlaikyti geriausius savo srities specialistus Klaipėdą, visų pirma, mes turime turėti ir pakankamą verslo bendruomenę, kad tie specialistai galėtų save realizuoti. Bet žmogiškojo faktoriaus labai svarbu yra ir valstybės pagalba, valstybės sistema, kuri užtikrina šito verslo plėtojimąsi. Ir aš norėčiau pakviesti pirmą pranešėją, tai yra ūkio viceministrą Gediminą Onaitį. Iš vietos galėsiu šiandien. Čia veikia, ne? Galbūt čia taip iš vietos. Tai visų pirma, aš norėčiau pradėti nuo to, kad situacija yra tokia, kad valdžios institucijos, žinokit, gyvenime nesuvokia, kad jų reikalavimai, jų sumastyti kažkokie tai užklausimai iš tikrųjų labai smarkiai kenkia verslui. Kartais jo supranta ir tai būna dar blogiau. Nesupratimas, kad jie kenkia, ateina kartu su supratimu, kad tam, kad aš nekenčiu, galbūt aš galiu kažką tai gauti. Ir netgi tais atvejais, kada iš tikrųjų ir supranta, kad kenkia ir nieko nenori gauti už tai, kad nekenktų. Ir netgi nori padėti, problema vis viena išlieka.
Nes neretai teisės aktai, teisinis reglamentavimas yra surašyti taip, kad netgi pats tas geriausias valstybės tarnautojas, valdininkas, jisai neturi galimybių kažkaip tai pasirinkti ir išspręsti klausimą žmogiškiau. Tai turbūt atsirastų daug norinčių su manim pasiginčyti, galbūt ne šitoje auditorijai, bet, sakykime, tarnautojų auditorijai, kad va, pas mus viskas iš tikrųjų yra geriau, mes čia kažkokią tai pažangą padarėm. Kažkuria prasme galima susitikti, turbūt tos pažangos egzistuoja, bet, būkim sąžiningi, bendras paveikslas Lietuvoje vis dar yra iš tikrųjų prastas. Turim begalės visokių užklausų verslui, turim begalės kontrolių, besidubliuojančių kontrolių, institucijų, kurios kažką tai tikrina, bet neskaičiuoja, kiek tas jų tikrinimas sutaupo ir kiek jos išleidžia tam tikrinimui. Mes šitas turim iš tikrųjų daug. Tai galbūt vėl nėra viskas taip negatyvu, kaip aš jums tačiau kažkokie tai iš tikro pozityvų žingsniai atsiranda. Šito pozityvaus požiūrio atsiranda aukščiausiuose sluoksniuose, bent jau, kuriuos man dabar tenka matyti, vyriausybei, Seime, požiūrio pozityvaus atsiranda. Problemą turbūt galima būtų išskaidyti į dvi dalis šitą. Tai yra vienas dalykas sukurti teisingą sistemą, kuri nesukurtų perteklinių kažkokių tai reikalavimų. Reiškia, kontrolė turi būti tokia, kokia jinai yra būtina, kad užtikrinti biudžeto surinkimą, kad užtikrinti visuomenės saugą ir panašius dalykus. Tai tokia kontrolė turi būti, bet lygiai yra nedidesnė. Antras dalykas, reikia užtikrinti, kad tie, kurie įgyvendina šitą sistemą, jie įgyvendintų taip, kaip jinai yra sukurta, o ne naudotųsi ją į blogąją pusę. Priežasčių, kodėl tai neveikia normaliai, yra labai daug, tam pradedam nuo labai praktinių, turbūt iki filosofinių, bet čia, matyt, neužtektų laiko į jas visas įsigilinti. Tai aš galbūt tik tai trumpai pristatysiu, kuria linkme juda šiai dienai vyriausybė, kokias turime mes idėjas ir link ko stengiamės prieiti. Tai šiai dienai, bent jau su kuo man tenka dirbti, tai yra, sakyčiau, 3 pagrindinės kryptis administracinės naštos mažinimo. Tai yra, mes stengiamės konsoliduoti verslo priežiūros institucijas, tos, kurios savo veiklą reguliuoja, tos, kurios yra, sakykime, labai mažos, o vis vienas turi administraciją, visuomeniai kainuoja per brangiai. Ir visokios kitokios situacijos, kur iš tikrųjų institucijos yra nereikalingos. Antra kryptis. Kaip pavyzdį, tarp kitko galėčiau pasakyti, eilė aplinkosauginių institucijų, miškų tarnybos, aplinkos apsaugos departamentai, dar ten panašios, jas visas planuojama yra apjungti ir sujungti į 2 institucijas, viena bus institucija, kuri atlieka verslo priežiūrą, kita, kuri verslo priežiūros neatlieka. Viskas, jos bus 2. Tai tokia linkme juda konsolidavimas. Toliau, antras labai svarbus dalykas yra licencijų ir leidimų peržiūra. Reiškia, atsisakom perteklinių licencijų. Tos, kurios kontrolė visgi yra būtina, bet licenzijavimas yra per griežtas dalykas, tiesiog arba paprastinam pačios licencijos išdavimą, arba mūsų žargonų vadinamą išdavimo modulį. Tai reiškia, pats licencijos išdavimas nebėra toks griežtas, o tai yra deklaracija, deklaruoju, kad vykdysiu kažkokią tai veiklą, tikrintojai žino, kad aš tai darysiu ir gali bet kada mane patikrinti, bet aš neturiu praeiti visų biurokratinių procesų, kad tiesiog gauti leidimą tą veiklą vykdyti. Tai tokios pagrindinės, tokie pagrindiniai dalykai su licencijom ir iš esmės irgi peržiūrėjus tikrai atsiranda nemažai labai keistų licencijų,
taksi veiklos licencijos, pavyzdžiui, ar kitokios, iš tikrųjų sunkiai suprantama kartais kam jinai reikalinga. Ir ypač tais atvejais, kada pasigilinus, už ką ta licencija yra išduodama, pasirodo, kad ją išduodant tiesiog patikrina dokumentų kopijas. Na, reiškia, tu turi pateikti dokumentų kopijos, pasėdė, 20 dienų pažiūrė, jeigu trūksta, dar paprašo, dar 20 dienų pažiūrė, tada išduoda. Na, čia, ta prasme, ir tada tu gauni licenciją, jau tada tu reiškia esi patikimas. Kokia prasme iš tokio dalyko? Sakykime, su kai kuriom licencijom, jas, kad atsisakyti to licencijavimo, kai kuriais atvejais reikia keisti įstatymus, reiškia, reikia nueiti į Seimą ir nuėjus į Seimą, nors pačių yra pavedimas, kad tas licencijas reikia keisti. Bet tenai atsiranda kažkokių tai nuomonių pasikeitimų, ar tada prasideda, kad čia tragedija, jeigu maždaug taksi licencijos griežtai nereguliuos, tai ten žmonės žus. Tas prasilenkimas išlieka. Iš tikrųjų, pats darbas yra labai sudėtingas ir yra daug priešinančių dėl įvairių priežasčių. Bet, tikimės to prodžio, tikimės, kad bent kažkuriuose srityse, jeigu ne visose, tai pavyks tą padaryti. Va, ir trečias dalykas, tai ką šiai dienai turime, tai turime vyresnę reglamentavimo komisiją, kurią šiuo metu aš pirmininkauju ir pradedant dirbti šitoje komisijoje, aš iš tikrųjų gan skeptiškai žiūrėjau, kur ten vieną komisiją ar kažką tikrinsim, ta prasme, žiūrėsim ar neperteklinis reglamentavimas, bet pradėjus dirbti, turėjom 2 posėdžius ir iš tų poros posėdžių iš tikrųjų matosi, kad gali būti, kad rezultatai bus ir pakankamai neblogai. Komisijoje dalyvauja dalis valstybinių institucijų, pakankamai pareigūnai, dalis privataus sektoriaus atstovų, reiškia asociacijų atstovai. Ir mums yra teikiami siūlymai, kur, sakykime, kažkokia tai yra neproporcinga biurokratinė našta. Ir mes atsvarstę teikiam siūlymus vyriausybei, kad kaip tą galima būtų pakeisti. Turim tam ekspertus, kurie mums padeda šito klausimu. Tai iš, sakau, jau dabartinės patirties, matau, kad tikėtina, kad rezultatų gali būti ir neblogų. Tai tokios kryptys, aš nežinau, nebenoriu toliau tempti laiko, nes šiek galiu kalbėti labai ilgai ir keturimis klausimais klausytojus, turbūt man išvaisi plauką, aš nenoriu, dėl to, turbūt, jeigu turėsi kažkokių klausimų, tai jas užduoju šitą. Ačiū. Ačiū labai viceministrė. Mums iš tikrųjų labai džiugu kaip darbdaviams, kaip verslininkams girdėti, kad tie plaučiai šiek tiek bus atlaisvinti ir kad jūs intensyviai to siekiate. Aš manau, kad visų pirma, verslui reikia leisti veikti. Tas yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Po to jau verslas kaip nors sugalvos, kaip tą veiklą efektyvinti. Ir ačiū už pranešimą, klausimai bus po visų prisistačiusių ir galėsit užduoti bet kuriam iš dalyvaujančių. Todėl aš netempdamas laiko norėčiau perėti prie kito pranešėjo. Ir kadangi mes pradėjom nuo verslo, dabar šoktelsim šiek tiek į mokslą, bet nelabai toli. Ir aš paprašysiu Ritos Vačeikauskaitės, mokslo prorektorės, papasakoti, kaip mums transformuoti intelektualinį kapitalą į ekonominį. Ačiū. Labai malonu girdėti iš gerbiamo viceministro, kad nuolat yra dirbama su tuo, kad mažinti administracinę naštą verslui, nes viena iš priežasčių, dėl ko mokslininkai bijo pagalvoti net apie verslą, tai yra būtent jame esanti visa ta administracinė našta. Tai tikėkime, kad jūsų veiksmai atneš naudą ne tik tiesiogiai verslui, bet ir netiesiogiai ta prasme, kad į verslą ateis daugiau mokslininkų, intelektualių žmonių. Ir mes galėsime kalbėti ne tik apie verslą kaip apie pelno siekiančią veiklos sritį, bet kalbėti apie intelektualų verslą Lietuvoje ir kalbėti apie verslų mokslą. Ir kai verslas bus intelektualus, o mokslas bus verslus, manau, tas bendradarbiavimas bus iš tikrųjų labai sėkmingas. Ko reikėtų, kad tai įvyktų Lietuvoje? Reikia labai daug dalykų. Pati kaip socialinių mokslų srities mokslininkė galiu pasakyti, kad
Mokslas praktiškai visose srityse, ar tai būtų psichologija, ar tai būtų sociologija, ar tai būtų verslas, ar tai būtų ugdymas, yra jau seniai įrodęs, kad daugeliu atveju nereikia keisti labai daug dalykų, nereikia turėti labai daug finansų, nereikia turėti dar kažkokių ypatingų priemonių, bet reikia sugebėti keisti žmonių požiūrį. Reikia sugebėti keisti žmonių požiūrį ir tas požiūrio kaita lemia labai esminius, kardinalius pokyčius visose kitose srityse. Tai vienas iš tų dalykų, apie ką šiandieną kviesiu auditoriją diskutuoti ir tikiuosi, kad mano siūlymas susilauks kažkokių ir gilesnių apsvarstymų, tai yra, kad Lietuvoje mes turėtume, kalbėdami apie mokslo ir verslo sąveiką, pradėti rimtai kalbėti apie intelektinį kapitalą. Jeigu kalbam apie universitetą, tai taip, universitetas visada pats laikė savaime suprantamų dalykų, kad viskas, kas jame sukuriama, tai yra intelektinis kapitalas, nes kitaip ir būti negali. Universiteto tokia misija yra, ar ne? Bet verslas praeito amžiaus, sakau praeito, nes turiu omeny 20 amžių, paskutiniaisiais dešimtmečiais taip pat pradėjo labai intelektualėti ir žinių ekonomikos dėsniai įpareigojo tai daryti verslą. Ir iš tikrųjų intelektinio kapitalo sąvoka naujam atgimimui, renesansui ir naujam požiūriui į šitą sąvoką atgaivino būtent verslo pasaulis. Ir šiandieną universitetai labai intensyviai permąstome, ką iš tikrųjų reiškia intelektinis kapitalas ir kaip mes turėtume jį traktuoti. Tai intelektinis kapitalas nėra kažkoks tai stebuklas, tai yra visa, ką kuriam, ką gauname kaip kūrybos rezultatą. Mokslininkai tai gauna publikacijas, gauna galbūt patentus, gauna išradimus, sukuria kažkokius prototipus arba kartu su įmonė sukuria konkrečius gaminius. Viskas yra intelektinis, ne viskas, bet daug kas yra intelektinis kapitalas. Netgi žmonių tarpusavio ryšiai taip pat yra intelektinis kapitalas. Bet esminis dalykas, kuris aktualus verslui, tai kad intelektinis kapitalas kuria įmonės pridėtinę vertę. Ir verslas jau šiandieną, džiugu mokslui girdėti tai, kad verslas kalba apie įmonės vertę, kalbėdamas kalba ne tik apie tai, kiek jis sugeba sukurti ir pelno ir uždirbti konkrečių pinigų, bet kokia jos yra vertė intelektinio kapitalo kategorijomis kalbant. Lietuva yra, aš nežinau, man asmeniškai neteko aptikti ne vienos verslo įmonės teikiamos intelektinio kapitalo ataskaitos Lietuvoje. Daugelį šalių praktiškai neteko girdėti, kad kurioje nors šaly būtų privalomas intelektinio kapitalo vertinimas įmoniai, bet daugelį Europos šalių, taip pat Japonijoje, įmonėm intensyviai yra teikiamos iš tokių institucijų kaip Ūkio ministerija rekomendacijos ir teikiami yra tam tikros metodinės priemonės, kad įmonė galėtų pateikti visuomeniai ir pati savo intelektinio kapitalo vertinimą, intelektinio kapitalo ataskaitą. Tai čia iš tikrųjų yra didžiulė erdvė, kurioje mokslas ir verslas gali bendradarbiauti ir manyčiau, šiandieną ta susiklosčiusi situacija, kada mes kalbame, kaip padaryti, kad mokslas ir verslas bendradarbiautų. Tai verslas, aišku, turi savo interesą, bet mokslo interesas yra pagrindinis ne tik, kad uždirbti pinigus, bet kad šitas bendradarbiavimas turėtų vienas dalykas turinį ir kitas dalykas turėtų perspektyvą, ilgalaikiškumo perspektyvą. Nes universitetas, kad ir kaip mes stengtumėmės dirbti pagal mums siūlomus vadybinius modelius, universitetas yra ir visada išliks institucija, kuri gyvena pagal ilgalaikius tikslus, ilgalaikės vizijas, ilgalaikius uždavinius. Negali universitetas išsikelti kažkokių trumpalaikių uždavinių ir juos
kaip institucija. Aišku, tam tikri tarpiniai, etapiniai uždaviniai gali būti trumpalaikiai, bet kaip esminiai uždaviniai niekada nebus jie trumpalaikiai. Ir manyčiau, intelektinio kapitalo savoka leistų būtent kurti ilgalaikį bendradarbiavimą, kuris yra užpildytas labai esmingų ir svarbių turinių. Aš čia buvau pasiruošusi šiek tiek skaidrių ir parodyti daugiau, bet galbūt tuos duomenis bus galima atskleisti ir diskusijų metu. Bet ką dar norėčiau paminėti, kad mokslo ir verslo bendradarbiavimas iš tikrųjų turėtų labai dažnai yra šiai dienai labai daug kalbama, ką gali pasiūlyti mokslas. Pavyzdžiui, padarykit mums universitetų prašymų, padarykit mums paslaugų sąrašą, kurį mes pasiskaitę galėtume ateiti, nusipirkti pas jūs paslaugas. Taip mes tos sąrašus darome ir mes tokias paslaugas teikiame, bet iš tikrųjų mokslo ir verslo bendradarbiavimas turėtų prasidėti dar nuo studijų pakopos, bakalauro studijų pakopos. Ir labai džiugu, kad Švietimo ir mokslo ministerija prieš 5 metus paskelbė specialią tikslinio finansavimo priemonę, pagal kurią įmonės, kurios turi poreikį konkretiems specialistams, gali kreiptis į universitetą, sudaryti su universitetu ir būsimų studentų sutartį. Ir tomis sąlygomis, kad 20% studijų kainos dengia įmonė, 80% valstybė, paruošti konkretų specialistą. Bet, kaip minėjau, priemonė prasidėjo tik prieš 5 metus, bet mes pradėjome pirmosius studentus tik pernai metais turėti pagal sutartį su konkrečiomis verslo įmonėmis. Pernai metais turėjome 12 studentų, šiemet yra pateikta paraiškų 15 studentų, nežinome, kiek Švietimo ir mokslo ministerija šitų paraiškų finansavimą patvirtins, bet, reiškia, procesai įsivažiuoja labai lėtai iš tikrųjų. Tai raginu verslą iš tikrųjų galbūt ne kiek laukti iš universiteto paslaugų sąrašo, kiek galvoti apie konceptualų bendradarbiavimą ir tada, manau, mūsų visus lydės abipusė sėkmė. Ačiū Jums. Ačiū labai, prorektorė, už išsamų pranešimą. Ir aš manau, kad mes ką tik pakalbėjom apie mokslą ir pakalbėjom apie verslą. Ir šitą sąveiką labai gerai būtų vizualizuoti tam tikrais konkrečiais pavyzdžiais. Vieną pavyzdį labai greit pateiksiu aš. Jeigu jūs žvilgteltumėte kiekvienas į savo mobilų telefoną, priklausomai nuo modelio ir gamintojo, maždaug 20% šito telefono kainos yra geležis, logistika, gamyba, o likusi dalis intelektualinė nuosavybė ir prekės ženklas. Tai va, tam, kad vizualizuoti pridėtinę vertę, kurią sukuria mokslo nauda verslui. O kitą pavyzdį pateiks Gabija Skučaitė, pristatydama modernaus akademinio traukos centro kūrimo Klaipėdoje viziją. Labą dieną. Labai džiugu Jūs matyti ir labai gera būti Klaipėdoje, nes matyti beveik visus pažįstamus veidus ir tai yra didžiausias tokio miesto privalumas, kad mes visi vieni kitus pažįstame ir todėl galime bendrauti ir kartu kurti. Ir ačiū Andriau, kad pasakai, kad aš turiu dabar visą pavyzdį pateikti, bet aš visų pirma norėčiau šiek tiek referuoti ir papildyti gerbiamą prorektorę. Jūs pradėjote kalbėti būtent apie intelektinį kapitalą kaip vieną iš tokių kaip vieną iš tokių proveržio priemonių, kaip tokios sąvokos sampratos įsileidimą į savo požiūrį, į tam tikrą veiklos ir verslo lauką. Tačiau norėčiau dar pridurti ir šiek tiek paantrinti, kad kai mes galvojame apie intelektinį kapitalą, kuris iš esmės yra žinių, know-how ir patirties visuma įmonėse arba organizacijose, labai dažnai suklystame pradėdami galvoti apie patentus, apie užsidarimą, apie žinių tam tikrą uždarimą savose organizacijose. Todėl siūlyčiau galvoti ne tik apie intelektinį kapitalą, bet apie socialinį kapitalą, į kurį įeina ir intelektinis kapitalas, bet tuo pačiu įeina ir sąveikavimas su visuomenė, ir įmonės įvaizdžio kūrimas, ir visos kitos kapitalo formos. Tai yra galvoti ne tik apie intelektinio kapitalo sukūrimą, bet apie socialinio kapitalo kaip proveržio variklio vystymą. Ir
Šiais laikais, šiame amžiuje, būtent 21-ame, mes labai dažnai kalbame apie inovacijas, kaip apie tokį progreso, proveržio, reformos variklį, kad reikia kurti daugiau inovacijų, vis galvome, kad inovacijos yra tik šio laikotarpio reiškinys, lyg tai atrodo, kad anksčiau jų nebuvo, bet geriausių pavyzdžių, kaip kurti inovacijas, mes galime vis dėlto pasimokyti iš istorijos ir pažiūrėti tuos veiklos modelius, kaip inovacijos buvo kuriamos anksčiau ir mokytis iš tų pavyzdžių. Pažvelkime ir pažiūrėti, kad ne visada reikia tas žinias uždaryti savo organizacijose, bandyti jas patentuoti, apsaugoti. Pažvelkime, pavyzdžiui, į ankstyvą 18 amžių Jungtinėse Amerikos valstijose ir tokį žymų mokslininką Benjaminą Frankliną, kurį visi žinome kaip žymų ir elektros techniką, laidžio išradėją ir daugelio kitų žymių išradimų savininką. Ir jis, kaip bebūtų keista, atsisakė visų patentinių teisių į savo išradimus. Nes jos nebuvo visiškai svarbios turėti patentinės teisės. Pažiūrėkime, kaip vyko tas inovacijų kūrimas, kokiu būdu. Benjaminas Franklinas tuomet sukūrė bendraminčių grupę. Šiandien mes mokslinėje literatūroje vadiname tokias grupės kūrybiniais spiečiais. Tai irgi toks naujadaras, bet jis atkeliavęs pavyzdžiais iš tokių senesnių laikų, kaip ir Benjamino Franklino, sukūrė mokslininkų ir šiaip bendraminčių protingų žmonių grupę, na, pavyzdžiui, panašiai, kaip mes čia dabar visi susirinkę. Bendrauti ir diskutuoti tam tikrą specifinę temą. Jie rinkdavosi, diskutuodavo. Benjaminas Franklinas moderuodavo tas grupės, bet niekada neprisimdavo to lyderio vaidmens, kuris primestų kitiems savo idėjas. Pagrindinis tokių grupės tikslas buvo paskleisti žinias ir dalintis jomis su kitais ir gauti grįžtamąjį ryšį. Tokiu būdu gimė daugiausiai jo išradimų. Tokiu būdu gimė taip, kaip mes pavadintumėm šiai dienai daugelį socialinių inovacijų. Jie, matydami, kad tais laikais, žinoma, nebuvo interneto ir buvo labai nedaug knygų, tam, kad galėtų jomis dalintis, jie visas knygas sunešė į vieną patalpą, kurioje rinkdavosi. Ir žinoma, kokia gimė iš to inovacija, jūs jau tikriausiai suprantate. Pirmoji viešoji biblioteka, įkurta Filadelfijoje tuo metu, po keleto metų, po šitos inovacijos, po tokio paprasto dalyko. Ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu ne tik galvoti apie intelektinį kapitalą, kaip apie tam tikrą nuosavybės formą organizacijose, bet galvoti apie žinių kaupimą ir dalymąsi su kitais ir tokių kūrybinių spiečių kūrimą. Aš pati matau dabar gerų pavyzdžių mūsų dėstytojo. Šiandien gal jo čia nematau, čia Kęstučio Meškio, kuris kartu su studentais subūręs tokį kūrybinį spiečių, kurie taip aktyviai, intensyviai dirba, dalinasi žiniomis, nori kurti. Taip, galime tai vadinti šiandieną startupo idėją, nes jau yra registruota juridinė forma tam suteikta. Bet tokie kūrybiniai spiečiai, kur žmonės burtųsi, dalytųsi tam tikros srities idėjomis, žiniomis, sąveikautų ir kurtų verslą, būtų vienas iš proveržio variklių. Tam, kad tai vyktų, reikalinga palanki aplinka. Vėlgi, pažvelkime, šiandien irgi paminėjo gerbiamo prorektorių žodį renesansas. Jeigu mes norėtumėm čia verslą, proveržio renesanso, pažiūrėkime, kur kūrėsi renesansas, paverskime Klaipėdą viduramžių Florenciją, kur klestėjo menas, kultūra ir mokslas, bet viskas klestėjo todėl, ne tik todėl, kad tenai gimė Rafaelis, Leonardas da Vinčis ar Mikelandželas. Jeigu jie būtų gimę vikingų žemėse, kad žinom, mes šiandien būtumėm žinoję apie Leonardą da Vinčį. Jeigu jisai būtų gimęs ne toje aplinkoje, kurią puoselėjo ir mecenatai, kurie sukūrė patrauklę aplinką. Šiandieną mes galėtumėm tai vadinti infrastruktūrą, pagalbą, verslumo aplinka. Tai aš manau, tam, kad žmonės galėtų kurti, bendrauti, sąveikauti, kad būtų tie kūrybiniai spiečiai, labai reikalinga aplinka, palaikanti fizinė infrastruktūra ir be abejo ta socialinė aplinka ir įsitraukimas. Ir šiuo atveju, būtent čia labai reikalingas mūsų kaip aukštųjų mokyklų įsitraukimas. Tos suvokimas, tos trečiosios akademinės misijos, šalia studijų ir mokslo, kad aukštosios mokyklos turi prisimti trečiąją misiją, tai yra būtent to socialinio kapitalo kūrimą ir vertės kūrimą visuomeniai.
sąveikaujant ir bendradarbiaujant su verslu, patiems inicijuojant naujų verslo iniciatyvų kūrimą ir aktyviai įsitraukiant. Kodėl nėra tiek daug tų iniciatyvų arba kodėl jos daugelis žlunga gan ankstyvoje stadijoje, greičiausiai dėl per menko įsitraukimo pačio akademinio personalo arba net pačių mokslo institucijų ir administracinio personalo, jeigu taip galima būtų pavadinti. Nes aš manau, kad jeigu norim, kad tos iniciatyvos gimtų, plėtotųsi, reikia labai aktyviai tame dalyvauti. Joks verslas, jokiuose strateginiuose dokumentuose identifikuotas prioritetas arba nustatytas rodiklis nesukurs to proveržį, jeigu nebus mūsų pačių aktyvaus dalyvavimo. Ėjimo, skatinimo, sakymo, kad tai gerai, mes palaikom, darykit, būti kartu, nueiti, dalyvauti, tai čia reikalingas visų ir rektorių, prorektorių ir visų kitų pareigybių, kokios yra aukšto mokslo institucijų, aukštesniuose valdymo lygiuose įsitraukimas į tų verslo iniciatyvų skatinimą. Mano vizija modernaus atviro centro sukūrimas kaip pavyzdys yra mūsų pačių kaip institucijos socialinių mokslų kolegijos vizija kurti tokį modernų atviros prieigos mokslo, verslo, kultūros integruotą centrą. Visų pirma, sukurti modernę infrastruktūrą, kuri būtų išskirtinė, pavyzdinė, traukianti, kad žmonės norėtų tenai būti, nenorėtų išeiti, norėtų būti, sąveikauti kartu, nes infrastruktūra ir aplinka yra svarbi žmogui. Negalima sakyti, kad visiškai nesvarbu, kur mes būnam. Ir sukurti socialinę aplinką, įsitraukiant patiems aktyviai į inovacijų sukūrimą. Tokius mes turim tikslus, tą darom, žingsnis po žingsnio, tuos planus realizuojame, galbūt ne tokiais mastais, kaip norėtųsi, galbūt dėl tam tikrų resursų stokos, bet mes žinom, kad turime dar paskutinį paramos periodą ir visi turime suvokti, kad šitą paramos periodą turime visi taip intensyviai ir aktyviai ir tikslingai išnaudoti, kad per šitos 7 metus sukurtumėm vertį ir pasiruoštumėm toliau be jokios paramos būti inovatoriais, būti kūrėjais. Tai mums dabar visiems labai didelis uždavinys, kurį bent jau aš asmeniškai labai suvokiu ir esu įsipareigojusi aktyviai veikti, kad kartu su studentais, su dėstytojais daugiau tokių iniciatyvų atsirastų. Ačiū labai, Gabija. Labai vertingas pavyzdys ir visiems yra aišku, kad renesanso nebus be spiečiaus. O kad spiečius būtų pilnas, aš labai norėčiau, įnešdamas nedidelį pakeitimą į programą, norėčiau išgirsti taip pat ir profesinių mokyklų atstovo. Kaip jūs matot savo įsitraukimą į šitą spiečių? Tai Audriau, jeigu galima, jūs. Labadiena. Šiandieną kalbėsiu Klaipėdos miesto profesinių mokyklų vardu. Tikriausiai žinote, o tiems, kas nežinote, noriu prisistatyti. Mes esame 7 mokyklos ir darbo rinkos mokymo centras, dabar profesinio mokymo ir reabilitacijos centras pakeitęs pavadinimą, kurie teikiame pirminį profesinį mokymą. Ir iš viso šiais metais turime apie 3,5 tūkstančio mokinių. Na ir kuo mes padedame Klaipėdai arba prisidedame, kad Klaipėdai būtų geriau, ar savo vaikus kaip ugdome, tai iš tiesų turbūt esame patys tie pirmieji, kurie priimame jaunesnio amžiaus mokinius, jau nuo 16, kurie pusė pas mus yra atvykę iš aplinkinių rajonų ir apskrities, adaptuotis Klaipėdoje ir kviečiame juos įsilieti į tą klaipėdiečių būrį. Tikrai esame labai suinteresuoti, kad jie liktų pas mus. Klaipėda ir taip jau nukraujavo, gana stipriai pastaraisiais metais gyventojų skaičius sumažėjo, tai mūsų viena iš misijų yra jiems suteikti sąlygas ir kartu su darbdaviais parodyti, kad yra darbo Klaipėdoje ir jų buvimas čia yra prasmingas. Ir po to be abejo mes kviečiame juos pasirinkti tolimesnį mokymąsi ar kolegijoje, ar universitete. Tai tuo prisidedame prie jų buvimo čia. Mūsų mokyklų dydžiai yra labai skirtingi, nuo 300 mokinių, kurie yra laivininkų ir statybininkų mokykloje, iki 1100 mokinių, kuriuos ugdo paslaugų ir verslo mokykla. Apimame įvairiausio profilio specialistus. Ir tikrai galime pasigirti, kad pastaraisiais metais mūsų Lietuvos Respublikos vyriausybės bei Švietimo mokslo ministerijos
požiūris į profesinį mokymą keičiasi, sparčiai keičiasi ir investicijos, kurios ateina į mūsų mokyklas, yra pakankamai didelės. Turbūt visi pastebėjote, kad Klaipėdos turizmo mokykla, esanti Taikos prospektų ir Baltijos prospektų sankryžoje, pastaraisiais metais pasikeitė. Mes įkūrėme naują sektorinį praktinio mokymo centrą, kuriame ruošiame viešbučių, restoranų ir prekybos sektoriaus darbuotojus mūsų Klaipėdos, tikimės, Klaipėdos darbo rinkai. Į šį projektą buvo investuota 18,5 milijonų litų. Didelė dalis šitos sumos teko pastato rekonstrukcijai, bet visi turbūt sutiksite, kad jis papuošė miestą, pridedamas jam tikrai nemažą pridėtinę vertę. Ir aišku, geriau vieną kartą pamatyti, negu čia klausytis ir klausytis ir klausytis manęs. Aš esu atsinešęs ir keletą nuotraukėlių norėjau čia parodyti, bet tikrai esame visi atviri. Ir aš pasinaudosiu tą progą ir nors ir jūs šypsotės, bet pakviesiu jūs į mūsų mokyklą, kas tik tai apsilankyti, o kas galbūt norės ir įgyti kažkokią tai profesiją. Visą tai dar tebėra nemokamai. Taip, visi absoliučiai pas mus mokosi nemokamai. Tie, kurie mokosi pirmą kartą, tie, kurie mokosi siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, dar ir stipendiją gauna. Ir yra sudarytos labai neblogos sąlygos lankščiai derinti darbą su mokslu bet kokioje profesinėje mokykloje. Tikriausiai girdėjote iš spaudos, kad pastaraisiais metais ažiotažas yra tų žmonių, kurie baigia aukštąsias mokyklas ar kitas mokyklas, veržiasi tiesiog į profesinės mokyklas. Aš pailiustruosiu konkrečiu, mūsų pavyzdžiui, jokio čia ažiotažo nėra. Visais laikais būdavo, sulaukdavom vieno kito besidominčio, kuris nori įgyti profesiją, nori įgyti specialybę. Mūsų mokykloje šiais metais mokosi 11 žmonių, kurie yra įgiję aukštą išsilavinimą kolegijoje ar universitete. Tikrai neįvardinsiu, kokios specialybės dažniausiai žmonės ateina.